Čia labai diskutuotinas klausimas dėl to, kad pirma, bėgimas riebalų deginimui dažniausiai yra per intensyvus krūvis. Arba riebalų deginimui tiktų tik tai labai lėtas bėgimas. Geriausia šiuo atveju, jeigu mes kalbame apie lauko sąlygas, kur jūs galite bėgioti, tai būtų ne bėgimas, bet greitas ėjimas. Ėjimas labai greitų tempų, kuris būtų toks, lyg jūs įsivaizduojate, kad kažkur skubate ir dėl to greitai einate. Bėgimas yra šiek tiek per intensyvus ir ypatingai jeigu bėgate greičiau, ir tokiu atveju tada deginami ne riebalai, bet labai dažnai deginami raumenys. Ir tai, kad jūs bėgate labai greitai arba labai smarkiai suprakaituojate, nebūtinai reiškia, kad iš tiesų tas krūvis jums naudingas, arba nebūtinai reiškia, kad tas krūvis atitinka tos tikslus, kuriuos jūs savo išsikėlėte. Ir kitas yra dalykas, jeigu mes kalbame apie treniruotes ir bėgimą ant takelio treniruoklių salėje. Bėgimas ant takelio yra daug lengvesnis krūvis negu bėgimas natūraliomis sąlygomis, tai yra kai bėgate lauke. Ir lėtas bėgimas ant takelio pagal intensyvumą gali prilygti greitam ėjimui lauke, tai ant takelio galite bėgti nedideliu tempu. Dar kiti niuansai, kuriuos būtina atsižvelgti, yra tie, kad žmonės, kurie turi didesnį kūno svorį, turi antsvorio, jiem bėgimas gali netikti. Dėl to, kad bėgimas apkrauna kelių sąnarius, apkrauna čiurnų sąnarius ir labai smarkiai apkrauna apatinę nugaros dalį. Ir tokiu atveju jis gali būti žalingas. Lygiai taip pat bėgimas gali būti žalingas dėl tų pačių priežasčių vyresnio amžiaus žmonėms. Tai abiem šiom kategorijom vėlgi tada geriau būtų ne bėgimas, bet greitas ėjimas. Ir visgi, jeigu labai mėgstate bėgimą ir negalite be to gyventi, būtinai norite bėgti, tada bėkite arba salėje ant bėgimo takelio, kadangi jis amortizuoja ir tada nuima tą apkrovą nugarai ir sąnariams. O jeigu bėgate lauke, bėkite ne asfaltu, ne šaligatviu, bet kokiu nors miško takeliu ar pievele, vėlgi kokiu nors minkštesniu pagrindu, kuris amortizuotų ir sumažintų apkrovą tiek nugarai, tiek sąnariams.